Turbūt iškyla klausims, ką tas durniukščia daro, ne? Tuoj aš tau papasakosiu, gal ir tu pradėsi tai daryti. Tai viską nuo pradžių, viskas prasidėjo, kai persirgau korona. Tai atsirado tokių šiokių sunkumų su regėjimu. Tai regėjims pradėjo silpnėti. Tai paskutinius metus, tiksliau pusmetį, pastebėjau, kad žiauriai iš arti blogai matyti. Ir kuo toliau, tuo blogiau. Ir kai tu apie tai pradedi galvoti, tai visata tau atsiunčia sprendimą. Tai ne YouTube'e, TikTok'e pamačiau, kaip tą problemą išspręsti. Aš toks žmogus, kad katras viską bandau. Aš ne tik žiūriu ir stebiu, bet aš jėmu ir bandau, darau. Ta ir jums rekomenduočiau knygas, jeigu skaitot knygą, tai daryti tai, kaip ten parašyta. O ką aš čia darau? Ryžius ir grikius atrankioju. Grikius į vieną pusę, ryžius į kitą pusę. Ir taip aš savo akis stiprinu tiek į visumą žiūrėti, tiek į mažą grūdelį. Tiek į visumą, tiek į mažą grūdelį. Tiek į visumą, tiek į mažą grūdelį. Čia yra mano pradžia, kaip rekomenduojama, tai po savaitės pajusi rezultatus. Tai dabar antrą dieną darau, kol tuos neperinksiu, tol nenustosiu arba kol akis nepaskaus. Tad po savaitės pranešiu, kokie buvo rezultatai. Rankioju grikius nuo ryžių.